kokybė, išmanumas, puikus pasiūlymas, jautrumas. Brangusis, aš noriu tokios virtuvės. Vertinu grožį ir išmanumą. Komfortas ir individualus stilius jūsų namuose. Megės baldai. Naujiena iš Froš. Dabar Froš naudoja dar daugiau natūralių veikliųjų medžiagų, užaugintų Europos ūkiuose, kurios veiksmingai padeda valyti. Pavyzdžiui, rapsai. Namai spindi švara ir maloniai kvepia. Froš – natūrali švara, padedanti gerai jaustis. Didžiausias vokiškos įmontuojamos į baldus buitinės technikos pasirinkimas Lietuvoje. Mes nesiūlome to, kas pasaulyje pigiausia. Mes siūlome kas pasaulyje geriausia. Laumarta. Sveiki, mėlėjai. Sveiki. Na štai ir vėl mes mūsų virtuvėje. Ir šiandieną mes gaminsime irgi labai seną patiekalą. Labai seną. Taip, ir padės jį mums gaminti mūsų svečias Laura Rajeckaitė. Laura, prašau užeiti į mūsų virtuvę. Su kokiom gražiom dovanom. Ir ką čia Laura atnešė? Nu tiesiog, kadangi yra pavasaris ir pilna visokių žalumynų ir gerybių, tai nutariau pasivaikštinėti tiek pievoje, tiek miške ir pasirankyti. Čia visko, aš matau, čia ir avietės, ir šermukšnis yra, taip? Taip, yra ir beržų lapų, ir mėlynės yra, ir netgi alyvos, ir visos žolytės yra vartojamos. Vartojamos virtuvėje. Man labai pagelbės, nes aš esu dabar truputį peršalusi, tai man šitą arbatėlę bus super. Tai Indrė, duok tu man tada mūsų dovanėlę, mes ją pastatysime ant stalo. Štai. Ir Laura, na, aš jau kaip minėjau, mes šiandieną gaminsime sūrį. Sūrį senu labai būdu, ar ne? Na, kiek siekia, esi minėjus, kad irgi labai domiesi senais receptais, sena kulinarija. Ir apskritai, tavo aistra yra maisto gamyba. Taip. Pirmiausia, pasirinkau sūrį dėl to, kad jis yra slegiamas, paprasčiausiai, kaip sakys, spaudžiamas. Tai mes šiandien jau turbūt nespausim? Ne, jau spaudžiu. Jau jis spaustas buvo. Laura pati spaudė? Pati spaudžiu. Labai gražiai papuoštas. Štai našlaitė čia matosi ir mėlynių lapai. Taip, ir visos gėlytės, kurios simbolizuoja mūsų gyvybę. Šiąnakt buvo suspaustas šitas sūris ir vat tiesiog. Ajajai. Gerai. Ir kaip šiąnakt spaudė? Spaudžiau. Spaudė. Čia, aišku, paslaptis ko gero yra, kai buvo spaudžiamas. Nes Laura viską pati gamina. Taip. Kaip ir sakiau, Lauros aistra yra tiesiog maisto gamyba. Ir Laura, kada šita aistra pabudo tavyje ir kada tu nusprendei? Kada tai įvyko? Kada tai vyko? Jaučiu, kad nuo vaikystės, nuo 11 metų. Potraukis buvo prie maisto lysti, prie puodų, ar ne? Prie puodų, visada. Kaip visi vaikai žaisdavo, bėgdavo kieme su smėliu, ten su kamuoliais, su ragatkėm ar su kažkokiom šaudynėm, tai Laura varydavo į rūsį ir pasimdavo visokių slojkų, eidavom puodų senų ir eidavom gaminti visokias kepti bulves. Bet jau iš tikrųjų kepdavot bulves, ar ten tiesiog buvo imitacija? Ne, kepdavo. Jau kepdavo. Ir 11 metų, kaip mama man priminė, gan senokai, kad aš
sakė, esu pagaminusi kaip ir paruošusi banketą. 12 patiekalų. 12 patiekalų banketą? 11 metų vaikas. Nieko savo. Bet tai, na, man truputėlį kyla klausimų. Taigi, pati gyvenai mieste. Taip. Ir visą laiką trūko to tokio kaimo, gamtos, nes tokia jaučiausi visą laiką kaip asfalto žmogus. Užspausta, ar ne, to visi gamta. Taip, ir iš tikrųjų, kiek kartais tekdavo nuvažiuoti į kokią stovyklą, ar ten pas tėvų draugus, kurie turėdavo kaimą, tai ten gerai jausdavosi, man patikdavo. Na gerai, tada ir galbūt šiandieną mes parodysim, koks čia tas menas, koks čia meno kūrinys gims mums šiandieną. Nes šiaip tai visi lietuviai tą sūrį kaip ir kepa, ar ne? Taip. Ir visi turi savo receptus. O koks yra tavo? Pas kiekviena šeimininkėgi skirtingas yra sūrio receptas. Nu kaip, pati sūrio bazė tai nėra kaip ir arba iš rūgštaus pieno, arba iš saldaus. Šį kartą tai yra saldus pieno sūris vadinamas. Bet man kyla mintis, kad pavyzdžiui pasigaminti galima greitai, gan pietumis. Pietums tai yra vakarieniai. Ypač dabar toks metas, kai geras daug salotų visokių atsirado. Daug salotų, daug žalumynų, daug vitaminų įvairiausių, kur šitos žolytės turi visokių ir K, A, C ir E vitaminų ir puikiai... Ir pats sūris, turėdamas išraugas. Išraugas turi ir fermentų, ir kalcio. Ir mes šiandien jį pasimarinuosim, įsikepsim. Na, bet aš matau, čia dar ne vien tik tai sūrį, nepaprastai daug prieskonių, nepaprastai daug žalumynų įvairių. Geros spalvos, tokios visos ryškios. Tada papasakok apie šitus žalumynus, nes iš tikrųjų nepaprastai skaniai atrodo. Mes šiandieną į salotas naudosime būtent kelpį. Čia yra česnakų daigeliai. Česnakų daigeliai. Ir tuos daigelius pati daigini? Galima sudaiginti patiems. Laisviem palangės arba savo darželėje. Šitos žolytės yra kiškio kopūstai. Mūsų vaikystės. Oi, labai taip skanus. Kokiam rūgštelį malonį. Taip. Ir visada, kaip jie valgė, prisiminė vaikystę, kai valgydavai, ieškodavai tokių kiškio kopūstų. Super. Labai skanu. Dabar čia yra kiaulpienė. Taip. Yra irgi kalio ir A ir E šaltinis vitaminų. Paskui yra mūsų dilgėlytė. Tai dilgėlytė. Daug kas ją vadina patvarių gražuolė. Patvarių gražuolė. Labai gražus pavadinimas. Taip, jinai labai turi irgi daug visokių medžiagų ir labai gera atsvara yra, kadangi dilgėlė tirština kraują, o kiaulpienė neduoda tirštinti kraujo. Tai subalansuoja. Ir šitas derinys kaip tik gaunasi labai geras, turint omeny, ką minėjai, mikroelementai visi, vitaminai, bet tą neigiamą poveikį dilgėlės panaikina kiaulpienė. Taip. Ir dar turime rūgštynių. Rūgštynių lapelių taipogi skinta iš mūsų miško. Lietuvos. Gerai, tai dabar ką mes turėtume daryti su Indre? Tu dabar vadovauk. Vadovauju. Dabar reikėtų šitos... O, dar mes ir cukinę turim. Taip. Ir cukinė, ir dar salota. Romanė. Romanė, salota, taip, didelė. Galima ir savo lietuviškų, jeigu turim. Jeigu turim, taip, prisiauginę. Dabar reikėtų šitos lapelius iš tikrųjų nuplauti. Gerai, mes pasimsim štai dubenį. Taip. Ir tuos atskirai, ar ne? Jo, pirmiausia, šitos atskirai, nes mes reikės daryti padažą. Gerai. Turim džiovyklę, ne? Taip, mes turim džiovyklę. Taip. Taip, o ką man reikėtų daryti? Reikėtų Indrę supjaustyti stambiau arba suplėšyti salotų romanė lapus. O su cukinė ką daryti? Pusiau griežinėlis. Išilgai ir taip. Ir taip, ar ne? O, čia dar ir garšvos radau. Garšvos. Taip, ir dar garšvos radau. Paslėpos. Taip. O ta sūrių istorija, tarp kitko, labai yra įdomi. Šaltiniuose senuose rašo, kad baltą sūrį labai seniai gamino, bet gamino truputį kitokiu būdu. Kadangi, kaip ir melždavo to pieno, tai būdavo labai didelis kiekis to pieno, kibiras aukštas, o ūkininkėsgi neturėdavo laiko tą parūgusi pieną laukti, kol truputį jisai sušiltų ar pavirinti. Tai iš karto tą pieną supildavo į surmaišį didelį, ir užkasdavo į žemę. Aišku, tą surmaišį apvyniodavo, kad nepatektų žemės, ir įkišdavo į žemę.
pasirodo, kad žemė ištraukia visišką drėgmę ir tas sūris gaunasi būtent toksai, koksai ir turėtų būti pagal viską. Tai labai panaši technologija. Na, teko man matyti, kaip japonai gamina savo sojos pupeles, pūdytas. Irgi labai panašiai, bet pirmiausia, tai dideliam katile išverda sojų pupelių daug. Paskui iškasę duobę, jie iškloja bambuko tokiais dembliais, supila sojų pupeles, vėl uždeda dembliais bambuko ir užkasa. Nu. Ir po kažkiek tai laiko, dėja, kadangi aš japoniškai nesuprantu, teko žiūrėti Japonijoje per televizorių, tai po kiek laiko jie iškasa ir jau tos pupelės, tai čia yra senas būdas, kaip gaminti pūdytas sojos pupeles. O aš sūrio papasakau seną būdą. Taip. Super. Gerai, o dabar ką man su sūriu daryti? Jums dabar reikėtų nusimti šitos papuošalus. Iš sūrio. Reikėtų į kažkur pasidėti, nes jums reikės džiovintus pomidorus pasismulkinti. Taip, pasismulkinti džiovintus pomidorus. Tiesiog patraukim jo. Tai dar šitų aš neploviau, nes nereikia plovti. O dabar su cukinė ką daryti? Jau supjaučiau? Į bendrą dubenį dėti su salotom. Į bendrą dubenį su salotom. Taip. Gerai. Tai dabar, Laura, aš turiu džiovintus pomidorus supjaustyti smulkiai, labai smulkiai, taip? Nu, per vidurį, kad kubelį gali matytis. Tvarkoj. Ir turbūt reikėtų dar palikti tau kelis... 4 pomidoriukus man reikės į padažą. Į padažą. Taip. Tvarkoj. Taip. Čia tą padažą irgi galima reguliuotis, kokį nori, ne? Aštresnį, švelnesnį, ką mėgsti gali dėti, ką nemėgsti nedėti. Šiaip. Bet rekomendacija tavo yra tokia, kad būtent šitie yra... Ingredientai, kadangi tai... Dera tarpusavėje. Dera tarpusavėje, jos nėra tokios, vis tiek žoliosios, yra savito skonio. Tai reikėtų pašvelninti džiovintų pomidorų, kietuoju sūrį ir aliejumi. Ir kad gautųsi tokios, kaip dipintas padažas. Taip. Ar gerai pjaustau? Gerai. Gerai. Šaunuolis aš, ne? Taip, šaunuolis. Taip, tai dabar aš čia jau viską susmulkinau, suberiau. Sumakaluoti su ranka. Gerai. Sumakaluoti su ranka. Makaluojam su ranka. Marinatą vadinam. Dar truputėlį aliejus. Šiek tiek, kad būtų toks skystesnis, ar ne? Greičiau sūris. Įsimarinuos. O dabar česnaką, su česnaku ką daryti? Česnaką reikėtų nulupti porą skiltelių ir mes tiesiog smulkinsim į padažą dėsim. Taip, na štai, sumakalavau. Ir dabar aš paruoščiau... Man taip norisi paragauti visada. Paragauti? Jeigu... Virtuvėje visada reikia ragauti. Tikrai marinatas nuostabus, fantastiškas. Dabar reikėtų dėti sviestinį popierių. Taip, sviestinį popierių į skardą. Taip. Jį reikia suglamžyti, ar ne? Aš suglamžu, kad jisai tiesiog visas neatsistotų. Taip, nesikilnotų. Mes tiesiog įdėsime jau visą sūriuką dedam šį čia, į skardą. Sūrį į skardą dedam. Ir jūs tiesiog visą apklokit marinatą. Tai čia galime padėti, bus patogiau. Na štai. Tiesiog viską apglostykit, Taip, apčiuopti, išmylėti. Išmylėti reikia. Taip, gerai. išmasažuoti. Paragausim, po to žiūrėsim, ar jausis. Ar jausis meilė? Taip. Gerai. O dabar čia sako, ar griežinėliais, ar smulkiai? Smulkiai, visiškai smulkiai. Aš jau apgloščiau. O aš jau supjausčiau irgi. O aš jau irgi baigiu žaisti. Taip. Viskas, jau orkaitė įkaitus, aš galiu kišti. Laisvai, drąsiai orkaitę. darysiu. Taip. Ir dabar... Kol pašaunam. Taip. Ir dabar, taip, temperatūra yra 200 laipsnių ir mes kepsim maždaug apie 30 minučių. Taip, 30 minučių. Nuo 30 iki 40. Panašiai. Nuo sūrio dydžio. Mes galėtumėm susidėti salotėlės į bliūdą bendrą. Tai aš šitas dabar galiu dėti bendrą bliūdą, ne? ne? Dėti. Gali. Ir aš prašau. Visus dedu žalumynus. Erikas galės supjaustyti pomidorus.
Per pusę. Taip, mažiukus pomidorus per pusę. O svogūnas kur? Irgi svogūno dar reikia griežinėlių, ne? Skiltelėm pjaustysi. Tai galės Indrė supjaustyti, o aš padarysiu padažą. Gerai. Viskas. Dviem žalumynus. Gerai, o dabar tas česnakas? Dabar česnakas reikėtų man dėti. Į padažą, taip? Jis truputėlį stambokas, šiek tiek. Dar pasmulkinti, taip? Truputėlį dar smulkiau. Pomidorai pusiau. Ir dedam čia. Ir dar kažką tai reikės pakepinti, ne? Kaip spjaušiu. Taip, tobulą. Tobulą čia? Palauk, ne. Į padažą. Taip, į padažą. Į padažą. Šitas. Gal jums patogiau būtų pasiimti bliūdą. Patogiau, kad iš karto susidėtų. Taip. Ne? Gerai. Šitą ir padarysiu. Taip. Iš karto. Ir supjaustom. Taip. Nors teko matyti man internete, kaip galima supjaustyti pomidoriukus vienu kartu su lėkšte, bet aš žiūriu, kad jie turėtų būti idealiai vienodo dydžio. Aš bandžiau, man neišėjo. Taip. Bandėjai? Bandžiau, man neišėjo. Ne viskas, kas internete platinama, iš tikrųjų galima tą padaryti. Iš tikrųjų reikia pabandyti viską pačiam, ir kaip mes minėjom, pajausti. Ir maistą, ir gaminimą, viską, taip. Bet kartais būna tikrai visai tokių ir neblogų dalykų, kuriuos išbandžius ir tu pajunti, kad tikrai palengvina. Taip, palengvina ir tą galima padaryti. Ypač jeigu daug gamini namuose ir nori, kad greičiau visi procesai vyktų, tai tas palengvinimas yra labai gerai. Taip, kad žmonės dabar labai smagu, kad dalinasi savo patirtimi virtuvėje, ką jie sugalvoja. Žmonės, matai, labai buvo nutolę nuo to viso, dabar visi vėl sugrįžo. Ir man atrodo, kad ir Lietuvoje, šitas taip, tokiais griežinėlis skandalas susijęs su... Erikai, salotas. Su kainomis. Kainos tai yra apskritai, nesveikos. Taip, bet jis ką davė? Jis, man atrodo, turėtų duoti impulsą žmonėms patiems pradėti vėl sugrįžti į savo virtuves, vėl pradėti gaminti. Taip, jisai puoselė turi tradicijas, nes nuo to kyla kultūra. Ir Laura, juk tikrai nėra sudėtinga ir neužima daug laiko. Kaip sako, kodėl čia kiek aš turiu gaišti, norint pasigaminti. Jo, visi apie tai tik ir šneka, gaišti. Aš pradėjau galvoti ir mąstyti apie maisto suderinamumą, nes kadangi aš susirgau ir pradėjau galvoti, kad aš nuo ko blogai jaučiuosi. Ir aš pradėjau ieškoti atsakymų ir mane tada suvedė su sveikuolė, su sveiku žmogumi. Jinai, jos pasirinkimas, jie nevalgo mėsos jau 43 metus, bet aš pradėjau tą maisto suderinamumą studijuoti ir aš pradėjau tą maistą derinti, tai mano vaikams, apie metus laiko tai buvo kažkoks košmaras valgyti. Įsivaizduokit blynus iš ruginių, miltų, kvietinių, be kiaušinių, be pieno, be jokių plakimo baltymų, be grietinėlių. Ir juos valgydavom tik tai ant jį sviesto, tai nevalgydavo, nes būdavo neskanu. O dabar priprato, dabar skanu ir kitų negali valgyti. Taip, pasikeitė. Skonio receptoriai priprato prie to maisto. Tik tai man truputėlį nelabai patinka, kai lydytas sviestas, kuris Lietuvoje nuo senų senovės taip pat buvo vartojamas, jisai buvo lydytas sviestas, jisai pasidarė dabar gy. Kažkodėl tai. Kažkodėl. Priklijavo pavadinimą svetimą. O kam to reikia? Todėl, kad labai patinka visiems. Per didelė temperatūra. Tai, kas ateina iš svetur, iš užsienio, iš Indijos, visi. Kažkodėl priklijuojama. O tuo tarpu, kad lietuviai patys sugebėjo tą daryti ir darė. Aš tai manau, Erikai, kad apskritai, kai mes pradėsime daugiau puoselėti savo lietuviškas tradicijas, nuo mūsų galbūt pradės kopijuoti pavadinimus. Tik mums reikia didžiuotis, ką mes gaminame. Pavadinimas lydytas sviestas tarptautiniai kalboje turbūt per daug yra sudėtingas. Gal todėl renkasi. Gal išrasime kitą kokį pavadinimą. Bet iš tikrųjų ant šito sviesto vienintelio, kurio galima kepti maisto produktus, nes skaitosi ant aliejaus arba kepinant aliejaus negalima kepti. Taip. Vienintelis atsparus karščių yra sviestas arba riešutų aliejus. Aš vadinu sezamą. Sezamą, taip. Ir truputėlį kiaulpienės. Ir kiaulpienės taip pat? Taip pat kartu. Kartu? Ir dar yra du žiedeliai saulutės. Jo, gal saulutės mes truputėlį kažkur užmėsim tiesiog. Po to? O čia, kad žali tie galiukai, tai jo kartumo ne? Tai truputėlį duoda. Bet jisai gerai yra? Jisai gerai. Kepenim?
Na štai, kepenim. Visi žino, kas kepenim yra gerai. Tik tai reikėtų iš karto maišyti. Svarbu, kad žinot ir ne tik žinot. Šaukštą paduok. Žinojimas yra viena, bet ir darimas yra svarbiausia. Ir svarbiausia, reikia būtinai išbandyti viską ant savęs ir tau tinka. Pasmažinti reikia. Nes vienam, kaip jūs sakot, vienas valgys salotas ir jam tiks, o kitas, aš tikrai jų nemėgstu, negaliu jų vartoti, man visai nepatinka. Prievartos negalima. Tai jokios prievartos. Per prievartą toli niekur nenueisi gyvenime. Bet aš įsitikinęs, kad tie, kurie sako, aš nevalgysiu, nes aš nemėgstu, o klausia, ar ragavęs esi? Ne, sako, neragavau. Nu tai pabandyk. Ir dažniausiai, žinokit, būna tie skeptikai, kurie tikrai sakė, kad nevalgys ten kažko. Jie būna pagrindiniai valgytojai to maisto. Jie būna pagrindiniai valgytojai ir jiems tai patinka, nes daržovės valo organizmą. Dabar įdėsim dar čijas sėklų. Ispaniškas šalavijas. Čia ispaniškas šalavijas. Nu, ten visa puokštė. Bet Lietuvoje dabar jau visko galima gauti. Visko. Iš tikrųjų, kartais, anksčiau būdavo kažkas receptą kažkokį pateikė ir tų ingredientų nėra. Ir sakai, tai kam tokį receptą pateikinėt, kai tu negali gauti? Iš tikrųjų, kaip yra sudėtingi kažkokie ingredientai, tai labai sudėtinga yra. Aš neturiu tų produktų, aš jų tiesiog nenaudoju. Aš nevartoju, mano šeima. Nu, bet visą laiką improvizuotai tu gali. Laisvai, ką mėgsti, ką turi namuose. Ir tada improvizuoji. Bet jeigu visą laiką derini, pavyzdžiui, daržovės baltymus su angliavandeniais, tai geriau nederinti, kaip mėsą su bulvėm. Nes šarmina organizmą ir tada eina į toksinus ir šlakus ir tada nuodėja kraują. O kuo daugiau vartos tokio maisto, tai kaip apnuodys kraują, tada eis įvairias ligas. O pas kiekvieną lygos yra įvairios. Tai reiškia geriau tada mėsą atskirai suvalgyti, bulvės suvalgyti po kiek laiko. Geriausia daržovė. Kadangi Indrė yra peršalus. Taip, šiandien. Taip, truputį. Tai va, tiesiog ir turim progą padaryti sveikos arbatos. Ir darysim aviečių. Iš šitos gražios gėlių puokštės mes darysim arbatą. Avietės lapai turbūt iš miško? Taip, iš miško. Iš miško visi šitie. Augalai visi. Augalai. Bet dar aš paskaninsiu truputėlį mėlynių lapeliais. Turim geležies. Turim šermukšnio lapą. Ir beržą. Ir beržą įdėsim. Padarysim visą puokštę pavasarinį. Dabar toks yra nuostabus laikas eiti iš tikrųjų į miškus ir rinktis tuos pirminius lapelius ir darytis arbatas. Reikia tikrai nepatingėti ir išeiti ir prisirinkti ir turėti. O Lietuvoje tiek yra miškų, kad visiems užteks. Labai. Tikrai, nes iš tikrųjų gamta tai mūsų nuostabi yra. Ir tiek žalumynų, ir tiek augmenijos ir visko. Tai va, užsipilsim ir turėsim. Ir čia dar aš matau idėjai obels. Taip, obels. Obels lapelių. Tiesiog su ta tendencija, kad yra ir obelis žydi ir galim taipogi daryti. Sproksta vitaminai tiesiog. Ne? Sproksta vitaminai, mes juos tik tai nuskiname. Ir labai kvepia. Taip. Laura, minėjai, kad tėtis yra skulptorius, bet ne tik skulptorius, bet dar ir dailininkas, ar ne? Ir besidomintis heraldika. Mūsų šeimos protėvių istorija. Nu, kaip įdomu. Ir ką įdomu sužinojote? Nu, įdomu sužinojome, kad mūsų protėviai yra kilę iš Duninų, Danijos karalių palikuonių, Kniutingos Estricėnų dinastijos. Esam kilmingų Rajeckų giminių palikuonis. Nu va, šitau. Ir tiesiog visa šita istorija ten tęsiasi labai daug ir labai plačiai. Genetika tikrai labai yra plati. Čia yra ir kunigaikščių, ir yra iki karaliaus Mindaugų, ir yra iki totorių, ir iki tęsiasi labai plati linija. Valgom skanaus. Nu, jo, šiaip aš irgi norėčiau gal paragauti, ką mes čia padarėme. Skanaus. Na. Fantastika.
Aišku, kaip sveika. Ir svarbiausia, kad nesijaučia visiškai, kad čia baltas būtų sūris. Kažkaip tai... Ir to žolytės visai su tais prieskoniais. Valgoma. Nepaprastai skanu. Na ką. Sveikatos arbata? Tai ką, Laura, didelis tavo ačiū už tikrai nuostabų receptą, už šitą puikų patiekalą. Labai. Vasarišką, nes salotos tikrai visko juose yra. Nepaprastai skanios salotos, nepaprastai skanus sūris. Dėkojam tau. Linkim ir toliau taip puikiai, skaniai gaminti. Taip. Ir laiks nuo laiko pasidalinti su mumis ir žiūrovais. Taip. O mes sakome visiems jums iki. Iki. Kokybė. Išmanumas. Puikus pasiūlymas. Jautrumas. Brangusis, aš noriu tokios virtuvės. Vertinu grožį ir išmanumą. Komfortas ir individualus stilius jūsų namuose. Megės baldai. Naujiena iš Froš. Dabar Froš naudoja dar daugiau natūralių veikliųjų medžiagų, užaugintų Europos ūkiuose, kurios veiksmingai padeda valyti. Pavyzdžiui, rapsai. Namai spindi švara ir maloniai kvepia. Froš – natūrali švara, padedanti gerai jaustis. Didžiausias vokiškos įmontuojamos į baldus buitinės technikos pasirinkimas Lietuvoje. Mes nesiūlome to, kas pasaulyje pigiausia. Mes siūlome, kas pasaulyje geriausia. Laumarta.